Šeštadienis, Vepriškių ežeras. Statysim palapinę su pečiuku ir stovyklausim per naktį. 5 esam. Laužavietės vieta, pavėsinė. Kasam sniegą, ruošiam viską. Nu, kas nusimato, kokias pramogas. Pirtis. Kas ten dar yra? Žieminių pramogų. Senį šaltį statysim. Plovą darysim, va. Poledinė žuklė, poledinis nerimas, poledinis maistas. Lašišos, tartaras. Nutilpsim? Aš stulpo laikytojas esu. Kiek žmonių tilps? Nu, atsimink, kad šokėjai reikia vietos dar palikti. Bet reikės pasidėti. Reikės palaukti. Jau laužas kūrenasi. Jau malkos džiūna. Ir palapinė jau stovi. Visai jau įtemptais kampais. Nu gerai čia. Malkų ruošimas. Didelis medis. Ką tik nupjovėm? Oi, tik nereikėjo sakyt. Dirbam. Dirbam, vargstam. Sivas dirba. Reikia dar Nu, buvo koks ežeras šalia Vepriškių. Lieptas, viskas užšalę. Labai gražu. Lengva, nes tose gorio vietai pas mane nėra. Ten kitas matai. Šmuršt. Vyksta procesai. Koks pečiukas, koks juokingas. Kačiukas toksai. Skaitam pas save. Čia geriau paragauti. Prarasi skonį. Ar pavyks su milžiniškom pirštinėm atsukti? Kai nori, tai gali. Ar naktį testuojat? Iki naktį. Bet dabar taip čia visai gerai, tai žinai. Lysim ir pamatysim. Gyvai. Svarbiausia dar kaminą įsitempti iki to laiko, paskui jau kažkai. Mangas kažkoks tą briketą įdėsi, tai jis nedegs pats savaime. Taip. Kad jau būtų kažkaip žadėjų. O čia liko kažkas? Čia buvo. Vyksta judesys. Briketai nešami į palapinę. Malkos. Ruošiamas bus plovas. Jau statomas kaminas. Bus palapinė šildoma. Apkasė pamatus. Apšiltino. Nuostolių nebus, šilumos daug. Ir vyks plovo gamyba. Mėsytės, ryžiai ir Simo šildas. Reikia kokios maišymo šakos. Ai, va. Vien tik vienas gaus laisvųjų radikalų morkos.
Atvažiuos palatkę, susitikti, pamėginti, austiesi nenori. Man yra buvę, kad mieste sustojau, sukti kiemą, laukiau, kol automatiniai vartai atidarys ir kažkas jau atidarinėja galinės duris. Na, šiek tiek subuva. Robertas bando įkurti. Dabar klausimas, kaip mes jį turim pasidaryti. Lauželį palapinį. Tai mūsų išlikimo garantas. Kažkaip šitas turi čia, taip. Kažkaip. Biški tokie lediniai gal. Nu tai mes pajudinsim pečiuką. Ar čia nuo vėjo jie yra? Vėl prie laužo grįžom, plovo laukiam, va dar šyla, dasimušinėja. Jau visiems galvoja ar grįžt namo ar ne, dar laiko yra. Plovas. Plovas, važiuojam. Gerai, ačiū kol kas. Su šito česnako nori? Davai. Tik tai čia šiaip reikėtų jį gal atsilaužti arba su šakutė paimti. Jisai taip jau bus toksai, jį gali iščiulpti tiesiog iš to, iš skuros, jisai mink. Nu, kas ten viduj? O dega normaliai? Nes jisai tikras, manau, kad ten actually, o taip būna. Nu, bent jau tas gyvenimas, tų paauglių ten. Sakai, kad jisai ant tiek yra kietas, kad pakeis programuotis. Ne, tai taip, ne, bet ne. Palauk, tai jeigu jis Tai Lukai, ne, tai jis yra tūpas. Tūpas reiškia, jis nesupranta, ką jisai daro. Tai reiškia, ir programuotojai yra pakankamai... Ne, tai reiškia, kad jisai nesupranta, ką jisai daro. Einam miegot. Aš pastačiau atskirai palapinę. Bus man biški patogiau. Visi kiti bendrai. Einam pažiūrėti, kas vyksta. Oi, virvės. Vos neužkliuvau. Kaip buitekas. Pažiūrim buiteką. Duša bus. Jauku. Labanakt. Sekmadienio rytas. Pusė 9. Puikiai išmiegota. Buvo jau -16, -15. Iš palapinės dūmas tik rūksta, panašu, kad šilta ir jie puikiai išgyveno. Eisim į vidų pasižiūrėti, kaip sekasi. Kažkaip tai nei gerėja, nei blogėja. Su Robertu kaip plovu. Nu, blin, čia ugnis gan suproka. Tai gali ypatingai dėti reguliuoti. Jo formatu fotografuoju, ne instagraminiu. Plovo antras raundas. Poledinė žūklė dar vyksta.
Jau griaunam palapinę, kojomis. Tik neradau to, buvo, man atrodo, maišelis tiem... Palapinė jau nugriauta. Surinkt tai į maišą. Viskas sukrauta. Paskutiniai akcentai. Ta prasme. Jeigu lieka ateities kartom. Ai, pusiau padegus dėžė. Ne, bet tas jeigu sudega. Ta visai dar gera, ten kiti sudega.